Labai linkiu kiekvienam mokytojui turėti labai daug svarbių smiltelių, kantrybės, meilės, užsidegimo, kad jūsų tvirtybė ir jūsų žinių jūra būtų ta, į kurią norėtųsi atplaukti mokinių laivui. Jums, tėveliai, linkiu be galo daug kantrybės smiltelių, kad jūs būtumėte tie, kurie mokytumėt vaikus, taip kaip sakė, melstis ir dirbti. Ir visiems vaikams linkiu, kad kiekvieną dieną, nors po mažą smiltelę, į savo žinių tvirtą krantą dėtumėt. Gyvenime jums to tikrai prireiks. Tad lipkime visi į savo laivą ir plaukime į naujuosius, puikiuosius, naujųjų mokslo metų vandenis. Sveiki sugrįžę. Būkit nusiteikę gerai, žymiai smagiau, kai visi esam geros nuotaikos, kai visi palaikom vieni kitus. Švelniausiai, kaip aš moku, primenu ir sakau, mažiesiems, kurie galbūt dar to nežino, ir vyresnėliams, kurie kartais pamiršta. Nebijokit, jūs ne vieni ir nebijokit, jūs mylimi. Ačiū. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia ji akyse, viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėti kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir nesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia ji akyse, viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėti kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia ji akyse, viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėti kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Ačiū. Tiksi laikrodis, tiksi širdis, smalsios, įžūlios ir draugiškos akys sutinka. Labai nuoširdžiai sveikinu tuos, kurie esat senbuviai Švento Benedikto gimnazijoje, kurie mokotės nebe pirmi metai, kurie dirbate ne pirmi metai ir gal ne pirmas dešimtmetis.
bet taip pat ypatingai sveikinu tuos, kurie kaip mokiniai atėjo šiemet pirmą kartą, ar pirmokai, ar į kitas klases. Taip pat sveikinu šeimas, kurios įsijungs į šią, kaip direktorė Erika minėjo, tą stipraus kranto tvirtinimo procesą. Šiame nelengvame mokytojo darbe, ypač šiais laikais, transliuoti meilę sunkiame darbe nėra paprasta. Tai yra iššūkis. Todėl mano prašymas, kad mes vieni kitiems padėtumėm. Vaikai padėtų mokytojams, tėveliai padėtų mokytojams auklėti savo vaikus, kad būtų graži Lietuva, kad mes galėtumėm būti laiminga tauta su savo kalba, su savo istorija. B klasės mokinę Liuciją Dumbliauskaitę ir Danielę Skaitę, bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę Ireną Leščinskienę. Pirmos A klasės mokinę Austėją Petravičiūtę ir fizikos mokytoją metodininkę Virginiją Džervienę. Septintos C klasės mokinę Radvilę Stumbraitę ir matematikos mokytoją ekspertę Jolantą Pacevičienę. Ketvirtos B klasės mokinį Domą Grimalauską ir informacinių technologijų mokytoją metodininkę Renatą Janulienę. Plojimai ir matematikos mokytojai ekspertai Jolantai Pacevičienei. Medaliais taip pat apdovano ir buvę gimnazijos abiturientai, 4 C klasės mokinys Adrijus Jelmokas ir 4 B klasės mokinė Gabrielė Murzaitė. Tad plojimai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertai Ritai Černiauskienei ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkai Irenai Leščinskienei. Žengsi vieną žingsnį ir per amžius liksi, akmenio širdį arba saulėto stiklo plykste. Ir vėl taip nelauktai, ilgai ir pratisai, kuždės kimos balsų balsai. Ant senos palangės kaktusai žydės, ant senos palangės vakaro žvaigždės.